Dabar yra vidurnaktis, Benediktas Vanagas šiandien anksčiau grįžo iš greičio ruožo, tai turi laiko išsiskalbti kombinezoną savo. O tai į plovyklą neišeina nueiti? Ne, visada išeina į plovyklą. Bet surodom būdą, kad kerkeris pasirodo ne pats blogiausias išradimas. Jisai puikiai plauna rūbus. Bet iš tikrųjų čia plauti galima kiekvieną dieną, nes kiekvieną dieną panašus vaizdas būna. Mūsų atveju taip. Plautis kiekvieną dieną. Tai kiek optimaliai kombinezono Dakaro užtektų? Aš manau, kad jeigu tu turi automobilį, kuris yra sandarus, turbūt su kokiais 3 kombinezonais gali pakankamai komfortiškai jaustis vienam žmogui. Bet kada tavo automobilis nesandarus, dėl viena kur kitokių priežasčių, tada gali turėti kiek nori, vis tiek neužteks. Tai gal geriau tada su maikutė važiuoti? Yra reikalavimai, mielas kolega. O šiaip jisai atsparus karščiui, ne? Ir tiksliau ugniai, su saugumo reikalavimai čia. Man atrodo, kad pagal reikalavimus ir homologaciją, tai nedegantis kombinezonai arba visa kepiruotė, jinai įgalina žmogų išlikti gyvam, man atrodo, 3 minutės atviros ugnies. Bet gal aš klystu. Manau, kad 3 minutės. Tikėsimės, to nereiks patirti, išbandyti.